Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių, kai visas dėmesys ir gražiausios gėlės dovanojamos pačiam artimiausiam žmogui – mamai. Lietuvoje ši šventė švenčiama 1 gegužės sekmadienį, kai po žiemos atbunda gamta ir žemė. Mano druskininkai kalbinti jaunieji druskininkiečiai sakė nepamiršę, kad jau artėja brangiausio žmogaus diena ir pasakojo, kaip tą dieną ruošiasi nustebinti savo mamytes. Sveikinu mamytį, darau visokius dovanas, darau atvirukus visokius, viską. Ir taip ir ruošiuosi. Parašiau, kad labai myliu ten tave ir, kad ačiū, kad ten, kad tu mane labai myli, ir taip ir viską parašiau. Ir tavo mamytė yra pati geriausia pasaulyje? Labai. Pati geriausia. Mūsų muzikos mokytojas surešė mums šventę, mes ten dainuosim. Tikiuosi nustebinti mamą, nes dar padariau labai gražų atvirutę, kuri įteiksi sekmadienį ryte. Kodėl tavo mamytė yra pati geriausia pasaulyje? Dėl to, kad jinai mane nuo pat mažens augino viena ir jinai pati geriausia, todėl kad jinai visada manęs, visada paklausia, ar aš gerai mokinuosi, ar būna visada šalia. Kodėl būtina sveikinti mamas šią dieną? Todėl, kad motina iš tiesų yra pats svarbiausias žmogus kiekvieno asmens gyvenime, nes jei ne mama, tai ir mūsų čia nebūtų. Ir vien dėl to manau, kad reikia net ne tik per motinos dieną prisiminti savo mamą, bet visuomet ir būti dėkingiem. Jaus dėkingumą už tai, kad suteikė motina mums gyvybę. Mokyklai darėm visokias atvirutės, viską. Atvirutės darai? Aha. Ir ką tose atvirutėse ten piešėjai ar rašiai? Rašiau. Ką parašai? Nežinau, dabar tai nepamenu. O ko norėtum palinkėti savo mamytai? Gal, kad būtų laiminga? Nesirgtų gal. O kodėl būtina pasveikinti sekmadienį mamytės motinos diena? Nežinau, gal kad tai tavo motina, nes jeigu ne, tai tavęs visai nebūtų. Ko gero tą pačią dieną gėlių nupirksiu mamai, pasveikinsiu. Galbūt kavos padarysiu dar ko nors. O kodėl yra svarbu parodyti dėmesį mamai tą dieną? Taip, mama, ko gero, vienas iš svarbiausių žmonių yra gyvenime, bent jau tą dieną reikia kažkokį dėmesį parodyti didesnį. O gal kiekvieną dieną reikia rodyti? Kiekvieną dieną taip, bet tą dieną išskirtinai dar didesnį. Kodėl, manai, svarbu yra sveikinti tą dieną ir parodyti dėmesį savo mamai? Nes motina, ką žinau, jei ne, tai ar mes čia nebūtų. Sutvarkysiu visus namus, kad jei nieko nereikėtų daryti, padarysiu įvalgyti, nupirksiu gėlių ir pasveikinsiu. Ir taip darai tik kartą metuose, ar taip darai dažniau? Dažnai darau, bet šią progą ypač pasistengsiu, kad nustebinčiau savo geriausią pasaulyje mamą. Sakysiu, labas mama. Sakysiu, su mamos diena ir, pasveikinsiu, pabučiuosiu. O kodėl yra būtina parodyti dėmesį mamytėm tą dieną? Kodėl jinai yra tau pati svarbiausia ir brangiausia? Nes jinai mano mama. Ir tai labai myli. Jo. Nežinau, kaip nors pasveikinti mamą, bet dar nežinau kaip. Dar nieko nesugalvojai? Dar nieko. O kaip, pavyzdžiui, praėjusiais metais sveikinai? Gėlių padovanojau. Ir stengiausi gražiai elgtis visą dieną, neatsikalbinėti. Aš ruošiuosi mamai nupirkti gėlių, tikriausiai pagaminti kažkokį atviruką ar kažką ir mamą labai visą dieną gerbsiu, nieko ten nedarysiu blogai, neatsikalbinėsiu. Ir parodysiu tą dieną mamai, kad labai myliu.